Tai visiems bus patogiau klausytis. Labas vakaras dar kartą. Mes esame Apskrities vyriausio komisariato prevencijos skyriaus specialistai. Norime pasakyti, kad nuo 2020 metų gruodžio 17 dienos prevencijos skyriui yra įkurti 2 bendruomenės pareigūnų etatai, kurių vienas iš pagrindinių uždavinių siejamas su prevenciniu darbu, formuojant saugią gyvenamą aplinką. Tai yra, kaip ir tos kitos, saugias kaiminystės. Saugi kaiminystė tai yra bendruomenės paremta nusikaltimų programa, kai kaimynai prižiūri ir rūpinasi vienas kito saugumu, bei kilnojamu ir nekilnojamu nuosavybę. Tai veikla, kai gyventojai, policija ir kiti partneriai rūpinasi kaiminystės saugumu, kaip sukuriant saugesnę aplinką. Šiandien mes esame tam, kad norėtumėme dalyvauti šių bendruomenės narių susitikimuose bendromis pastangomis, gal rengti įvairius ar konkursus, prevencinės priemonės, palaikyti ryšius su jų įkurtų saugių bendruomenių atstovais, konsultuoti saugios kaiminystės ir privačios nuosavybės klausimus. Taip pat norėtumėm priminti, kad artėjant šiltam metų sezonui daugelis žmonių išvyksta gyventi, persikelia į sodus, namai lieka tušti. Tai jeigu jūs kažkokias ar organizuokite įvairius tos susitikimus, galite ir mums drąsiai pasikviesti, kad ir mes jiems paklaustume, kaip saugiai palikti tuos namus, kam įpareigoti jais rūpintis. Nes niekas kitas, mes patys turime rūpintis savo tos namų aplinkos saugumu. Policija negali pastovėti prie kiekvieno namo ar prie kiekvieno gyventojo. Taip pat norėčiau dar pasakyti, kad taip pat vykstame į susitikimus su gyventojais ir kalbame dabar labai aktualią problemą, tai yra telefoniniai sukčiai, nes, kaip žinote, ne, iš žiniasklaidos visur, kad žmonės sulaukia labai daug skambučių, ir ne tik skambučių, bet atiduoda dar didesnės pinigų sumas. Tai lygiai taip pat galėtume pasikviesti mus į tokius pokalbius savo bendruomenėse. Taip pat norėtume priminti ir apie daiktų žymėjimą. Tai yra tokia prevencinė priemonė, kai leidžiama suaktyvinti vagysčių prevencijos srityse ir palengvinti gaustų daiktų nustatymą. Todėl, kad kai pažymimi daiktai, ant jų yra išklijuojami daiktai, kad jų yra registruoti ir taip yra žmogus yra kitos pavogtus daiktus. Taip pat patarčiau aktyviau bendrauti su savo apylinkės inspektoriais. Jeigu nežinote, kas jūsų apylinkės inspektorius, tai yra mūsų policijos puslapyje. Visur parašyta informacija, kas kokią teritoriją tarnauja. Jeigu iškilo kokių klausimų, nebėkit gal visada, jeigu ten nėra kažkokios svarbus dalyko, kad rašyti pareiškimą, tiesiog ateiti, pasitarti su juo, pabendrauti, gal kažkokia jisai padės rasti sprendimo būdą. Tai va tiek norėjau pasakyti ir manau, kad policija visada pasirengus bendradarbiauti su bendrų dėka mes galime gyventi saugiau. Galite drąsiai, mes pasiruošę. Ko mes negalėsim, galime pasitelkiam visus savo vadus. Ne, mes taip nesakom, todėl mes esam šiandien tam, todėl kad norime dirbti kartu su jumis, norime kažką bendro kurti, jums padėti. Kokia statistika yra, kurie rajonai kažkas, kur aktyvistas, Klausimus teikite po vieną, Simonaitė. Čia apie Klaipėdą kalbate? Tai aišku, didesnis nusikalstamumas yra tas pietinis jaus, kur yra gyvenamųjų tas mikrorajonas. Vinkis, kur, kaip sako, ir sportas, Radvilų gatvės, tarkim, Naikupės, Vietrangė įeina. Nu, iš čia centro vadinamoji sportininkai, irgi labai daug vagysčių yra, plėšimų. O pietinė miesto dalis Bandužiai, pas mus narkomanų yra problemų, iš tikrųjų. Narkomanų visur yra. Taip, visur yra. Trečios poliklinikos teritorija taip pat. Ne, tai čia yra neištempiantis, man atrodo, čia mes vieni ir jūs nieko nepadarysit, vis kiekvienas policijos pareigūnas yra tiek ir apylinkės inspektorius, jie dirba savo teritorijoje, jie stengiasi, kad tos laikyti lygiai taip pat ir dėl tų yra akcizinių prekių. Mes patys va šalia sėdim, nėra tokios dienos, nėra rytas ar per pies po pietų, kad neparvežtų į komisariatą tų kaip tų čigonių, tos kurios prekiauja
cigaretės turinčios federacijos banderolėmis. Tai yra pilna, bet tai vis tiek yra kažką daromas, nesėdi rankų sudėję, tai lygiai taip pat ir mes. Manau, kažką padaryti, kad galėtume gyventi su kultūru. Aš norėjom paklausti, tarkim, su savo apylinkės inspektoriais, tarkim, bendrauti jūs, ar žinot iš vis, koks apylinkės Ar inspektorius kviečiatės iš aptarnauja vis tą juos teritoriją? pas save kažkada? Tada klausimą aš norėčiau, organizuoju, planuoju susitikimą gyventojai ir policijos inspektorių planavau. Tai va geriau, jūs kviesti ar sutiktas inspektorius. Kokia seniūnaitija? Galim iš tikrųjų padaryti bendrą, mes kartu būti ir pasikviesti apylinkės inspektorių. Nes šiaip, kiek yra jau tos ir mūsų praktikos ir jų Žmonės daug kas kiek nežino. jie skundės jo, kad jie nors bent į Zoriai, kad jie pažinotų, kaip jisai atrodo, aišku, tokį sutikimą būtina juos pakviesti. Bet jie dažnai būna tokie, aš neturiu iškalbos, aš negaliu kalbėti, man sunku kalbėti, man sunku tenai eiti. Tai jie kaip dažniausiai, kitas iki dar bando, aš tada jau esu užsiėmęs ar dar kažkas, jie stengiasi, yra taip. Bet į juos tikrai mes, bent jau su mūsų pagalba, jie tikrai, aš galiu pažadėti, kad... Jeigu jie neprieš, Sakykit, o ar... Galima, mes dirbame iki 10 valandos, nes yra, dirbame nuo 8 iki 5 arba po pietinę, tai yra iki 10 valandos. Norėsim, paliksim visus ir kontaktus savo viską. Ten prie registracijos, jeigu galima, tada paliksit Sakykit, kontaktus. dėl saugios kaimynystės, mes tai, pavyzdžiui, metus laiko laukiam tų lentelių visų, kaip dabar su Ar jau finansavimu. jinai yra įkurta? Jau gavom po metų laiko, lygiai metų praėjo. nu, žodžiu, tada reikėtų pas mus skyrių. Jo, nes mes visą tą, kuriuom visą tą sritį dėl Dar saugios kartą kaimynystės. Prevencijos skyrius. Prevencijos skyrius. Veiklos prospekto 63. Noriu paklausti, sakykit, ar dabar jūsų apylinkių inspektoriai, ar jie žino apskritai, kad mieste yra seniūnaitijos ir kad yra seniūnaičiai? Aš manau, kad tikrai žinom. Tiesiog labai konkretus klausimas. Dauguma žino. Dauguma žino, iš tikrųjų, už juos kaip ir sunku atsakyti. Bet jeigu jau jie, mes pasistengsim tikrai informuoti, kad jie tikrai žinotų ir savo netgi, kur jų apylinkė, kokie yra seniūnaičiai. Tikrai to. Ko ir mes esam čia, kad irgi pasidalinti informaciją, tarkim, irgi iš mūsų pusės, tai irgi, kad sužinotum, tarkim, koks apylinkės inspektorius jūsų teritorijom tarnauja, kad susitiktumėm, ar tai kontaktais, ar sikeistumėm ir taip toliau. Jeigu kažkokios yra problemos, kad, tarkim, vakaro metu kažkokia susibūrimo, jaunimo susibūrimo, jūs galite drąsiai tai informuoti ar mus, ar apylinkės inspektorių, tada galim kažkaip ir ekipažą suderinus su vadais ir prasukti pro tas vietas apžiūrėti. Dirba taip pat ir nepilnamečių specialistas vakarais ir kartu su apylinkės inspektoriais ir važinėjasi. Vyksta, jeigu kažkas lanko tos jaunimo susibūrimo vietos. Nėra taip, kad niekas nieko nedarys, vis tiek kažkiek. Daro, bet sunkiai yra, žinot, kažkaip dažnai susidarys ir sunkiai. Sakau, tada bandykim užmėgti tai, kad per mus, nes jie kaip mums ir nelabai galėtų atsakyti. Jau, jeigu mes einam į kažkokią sulaiką, jau kažkokia jūsų, pavyzdžiui, ar jūsų tos bendruomenės kažkoks tas suėjimas, tai tiesiog galime drąsiai pasimti už parankės ir atsivesti ir jis tada niekur kaip ir nedingsiu. Jas reikia spręsti, nes jeigu mes tylėsim ir visi tas problemas laikysim savo, jos tikrai niekada neišsispręs. O kaip spręsti, siūlote? Sunaikinti tos žmonės reikia? Ką? Ne, tai nesiūlau, tai visi kažkaip. Bet jeigu mes tylėsim, visi tylėsim ir niekas nieko nesakys. Prie vakarų laivų remonto reikės naują kalėjimą statyti. Nu baikit, tai kalėjimais apsistatysime. Kadangi vietos čia nebus jau valyti, visur pravieniškai bus užduoti. O tai gal reikia keisti sąmoningumą bendrą kažkaip? Tai čia pirmiausia, mes turim, dėl to mes kai einam ir į tuos susitikimus ir aplankėm daug ir tų įvairiausių pagyvenusių žmonių kolektyvų ir su vaikais bendram. Tai pirmiausia turime mes keistis visi patys, nuo mūsų pačių viskas prasideda. Nuo mūsų, nuo mano šeimos, nuo jūsų šeimų, kaip ir toliau vėliau. Tai į renginius mes galime kviesti. Galite mumis drąsiai kviesti, galite įtraukti savo kažkokias programas, galite įtraukti ir tos ir apylinkės inspektorius. Ar jūsų apylinkės ir jeigu yra kažkur su nepilnamečiais, ir nepilnamečių specialistas galite įtraukti. Klausimas. Žinau, kad Vidaus reikalų ministerija yra skiria prevencijai ir lėšų, ir renginių organizavimą. Ar jūs kokius nors renginius patys organizuojate? Buvo, kad yra ir krepšinio turnyrai su vaikais.
vaikais. Ir anksčiau, kai skirdavo daugiau pinigų, tai darydavom ir vasaros stovyklas, ir vaikams rašydavom programą, bet dabar tų pinigėlių yra skiriama labai mažai tiesiog. Tai 13 metams yra skirta lėšų ir ar jūs ką nors planuojate? 13 metam dar kol kas mes nieko negavom. Ir kada bus numatytos, sakykime, tos Jau lėšos? mes manom kažko mėnesį mes jau tikrai norėtume gauti tas lėšas ir kažką daugiau, nes kol kas tai lėšų aš neskiriu 13 metų. Supratau. Dar yra klausimų? Gal kontaktinės detalės tada, ar jūs turite kažkokį... Telefoną galite? Gerai, galima pasakyti. Padiktuokite. Mano būtų vardas Aurelija Studencova, 8616 96 210 ir dar 354 Pakartokite numerį. 8616 96 210. Aurelija Studencova. Ir kabineto... Ir jūsų pareigos kokios tiksliai? Prevencijos skyrių specialistai. Ir kabineto, jeigu kam, 354 605. Aurelija Studencova. Kokiu čia adresu yra? Prospektas 63. Čia kur negražu. Ir Modestas Montvydas. Modestas Montvydas. 86 46 46 141. Tai kabinetai ir galite kartu. 107. Ai, kabineto telefoną 354 605. Dar galiu, kaip ir, jeigu kas darysit atšilus oram, tas dviračių žymėjimai labai aktualus, galite pasikviesti mūsų, kad jūsų tą bendrovę kažkur atvažiuotumėt kažkokį daro susitikimą su gyventojais. Lygiai taip pat galim žymėti dviračius, kitus vertingus daiktus, mobilius telefonus. Dabar Velykos bus gana ankstyvos, tai bus, kiek žinau, tai kovo pabaiga. Ar tai būtų, sakykime, jeigu seniūnaičiai susiorganizuotų tokiam su bendruomenėmis, sakykime, renginį, ar tas dviračių nebūtų per ankstyvas žymėjimas? Ne, jeigu jūs norit, jeigu jums jau matote, kad yra tau, kad jūs jau patys jau pagidėjote, aš galime. Bet šiaip dviračių savo taip ir prasideda balandžio mėnesį, jau toks su visai... Žiūrint oro sąlygų. Oro sąlygų, nes žinot, jeigu jūs nešalta, tai nelabai važiuoju. Kad šilus oram, tai jau visi traukia iš. Jeigu dabar reiškia, aš namą apsirinko praėjus namui, ar tiems iš jų spėsti. Jo, O sakykit, dar yra to... kaip? Daro. Nu tai, jeigu jau... Bandysim suderinti, mes irgi jau kai... O dar Yra dar policijos rėmėjai, kai būtų tai dar apie policijos rėmėjų galėtume. Tai pasidalinkit, kaip... Jeigu yra norinčių, visada prašome, galite tapti policijos rėmėjai, tai yra policijos pagalbininkai. Tai kiek stengiamės, kiek įmanoma, tai kviečiame ir bendrus renginius, ir būna, jeigu kažkokie didesni renginiai, tai kviečiame į talką, kad užtikrintumėm viešąją tvarką. O kaip tapti, tai reikia kreiptis į teritorinį komisariatą pas savo apylinkės inspektorių. Tarkim, jūs kur gyvenate? Nu, mūsų Vingio gatvėje Tai komisariatas. Vingio gatvė, Vingio nuovadą, žinot, kur yra? Taip, Va ten. bendraujam. Tai va, pas jų ir ten bus. Arba jeigu jau kažkas jau tenai nelabai ten sutarėte bendraus, tai visada galite ir pas mus ateiti, galime ir mes visą tą procedūrą atlikti. Tai yra išduodami pažymėjimai, ne? Jo, išduodami lygiai taip pat gali būti ir jeigu jūsų kažkas ar iš Va toksai jaunesnių. ženkliukas rukavo. Jeigu kažkas iš jaunesnių, tai gali lygiai taip pat nepilnamečiai gali ir tapti jaunaisiais policijos rėmėjais, nes ir su jais mes užsiemam veiklą tokią. Veiklą. Tai tiek gal, jeigu pristatym, žinosit, kad dabar tokie yra, kad visada į pagalbą mus galite pasikviesti. Bendrom pastangom, kad kažką padaryti gerą. Tai kaip ir viskas? Kaip ir viskas. Ačiū labai svečiams. Ačiū Jums, kad Dėkui. priėmėte.